Mūsų gyvenimas šiame pasaulyje yra tik laikinas. Mes susitiksime su Dievu mūsų mirties metu, Hebrajams 9:27. Blogoji žinia yra: žmonija yra nuodėmės paliesta. Pirmasis vyras ir moteris, kuriuos sukūrė Dievas, gyveno Edeno sode. Jie buvo sukurti pagal Dievo atvaizdą, turėdami savimonę, protą ir šventumą. Pradžios 1:26. Jie buvo geruose santykiuose su Dievu, kol nepakluso jo įsakymui nevalgyti nuo gero ir blogo pažinimo medžio. Dėl jų nepaklusnumo prakeiksmas atėjo į pasaulį, o nuodėmė įžengė į žmoniją. Pradžios 3. Kiekvienas vėliau gimęs žmogus paveldėjo nuodėmę ir sugadintą prigimtį. Romiečiams 5:12. Dievo žodis skelbia, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Romiečiams 3:23, o nuodėmės atlygis yra mirtis. Romiečiams 6:23, antroji mirtis ugnies ežere. Apreiškimas 20:14:15. Mūsų siela yra nemirtinga, ir dėl mūsų nuodėmingos prigimties bei nesugebėjimo patiems save išpirkti mes susidurėme su amžina bausme pragare. Mums reikia gelbėtojo, kad patenkintų Dievo reikalavimą dėl teisumo ir šventumo. Hebrajams 10:1:5. Geroji žinia yra: po dangumi duotas tik vienas vardas ir vienas kelias atpirkimui, atleidimui ir susitaikymui su Dievu. Dievas davė tik vieną vardą, kuriuo žmonės gali gauti išgelbėjimą. Apaštalų darbai 4:12. Jėzaus vardu kiekvienas kelis priklaups ir kiekviena liežuvis išpažins, kad jis yra viešpats. Filipiečiams 2:10:11. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis yra pažadėtasis žmonijos gelbėtojas, viengimis Dievo sūnus, amžinas ir visų dalykų kūrėjas. Dievo sūnus buvo apreikštas kaip žmogaus sūnus, įsikūnijimas, kad numirtų ant kryžiaus, mirtis, ir kad vėl prisikeltų, prisikėlimas. Jo paaukotas kūnas ir jo nesutepta kraujo auka ant kryžiaus tapo vienkartinė auka atpirkimui, atleidimui ir susitaikymui su Dievu. Mes esame išgelbėti Dievo malone per tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi ir jo evangeliją. Atsisakykite netikrų įsitikinimų ar nuodėmingo gyvenimo būdo. Tikėkite Dievu priimdami jo viengimį sūnų Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Pilnai pasitikėkite jo evangelijos malone, Dievo išgelbėjimo darbų per jo sūnų, įsikūnijimas, mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas. Nuoširdžiai melskitės. Mūsų Tėve Dieve danguje, aš priimu tavo viengimį sūnų Jėzų Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Viešpatie Jėzau, aš pasitikiu tavo išgelbėjimo evangeliją. Viešpatauk mano gyvenime ir pakeisk mane šventosios dvasios galia. Viešpatie, dėkoju tau už tavo pažadą dėl amžinojo gyvenimo ir jo gausos. Jėzaus vardu. Amen. Tikras tikėjimas. Tikras tikėjimas suteikia visišką išgelbėjimo užtikrinimą. Dievas pažadėjo amžinąjį gyvenimą per tikėjimą Jėzumi. 1 Jono 5:13, ir mes nesusidursime su antrosios mirties teismu, nes perėjome iš mirties į gyvenimą. Jono 5:23:24. Nors mūsų fizinis kūnas gali mirti, Dievas jį vėl prikels. Kas tiki, niekada nemirs amžinai. Jono 11:25:26. Dievas laiko ateitį. Niekas negali mūsų išplėšti iš jo galingos rankos. Jono 10:27:29. Niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės Kristuje Jėzuje. Romiečiams 8:35:39. Dievo dvasia gyvena ir pasilieka mumyse iki mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Efeziečiams 1:13:14. Dievo valia tau kaip jo vaikui ir krikščioniui. Pasikrikštyk Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios vardu panardinimu į vandenį. Mato 28:19. Auk malonėje ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. Pasilik jame ir jo žodyje kaip tavo tikėjimo ir meilės Dievui įrodymas. Jono 15:05:7-10. Melskis. Mato 6:06:7. Mokykis iš Biblijos. Mato 11:28:30. Jono 17:17 ir turėk bendrystę su kitais krikščionimis, kurie garbina Dievą dvasioje ir tiesoje. Jono 4:23:24.